Gerai, labas, aš esu Inesa ir būsiu viena iš MF kuratorių. Šiandien pristatysiu Jums visus Medicinos akademijos bendrabučius ir šiuo metu mes esame antrame bendrabutyje. Šio bendrabučio ypatumai yra tokie, gyvenami yra tik tai 1 ir 4 aukštai ir pirmame aukšte kambariai yra dviviečiai, o 4 aukšte kambariai yra ir dviviečiai, ir triviečiai. Na, o dabar mes esame prie 3 medicinos bendrabučio, kurio adresas yra Kudirkos 19. Šio bendrabučio ypatumai yra tokie. Visame bendrabutyje kambariai yra dviviečiai, kiekviename aukšte yra 2 virtuvės ir 2 prausyklos. Dušai yra rūsyje ir didžiausias šio bendrabučio privalumas yra tas, kad čia gyvenu aš. Taigi dabar esame prie 1 medicinos bendrabučio, kuris yra Dainavos gatvėje 3 namas. Ir šis bendrabutis pasižymi tuo, jog čia visi kambariai yra dviviečiai, dideli ir erdvūs, viduje viskas tvarkinga ir bene svarbiausias dalykas yra tas, jog būtent šis bendrabutis yra vienintelis, kuris išlaikė savas fuksiškas tradicijas ir jeigu iš ties norite suprasti, kas yra studentiškas gyvenimas, tai jūs turite gyventi čia. Sveiki, aš esu Povilas, ketvirtakursis medikas būsimas. Gyvenu šitame bendrabuty ir nesigailiu, dėl to, kad šitas yra realiai pats geriausias. Ir ramus jis yra, aišku, galima ir populiavoti. Bloke yra 2 kambariai, 1 dvivietis plus dvivietis. Tai yra atskiras tualetas. Aukštai yra 3 dušai, netgi yra 2 skalbimo mašinų patalpos, kur galima įsiskalbti savo rūbus. Yra netgi sporto salė ir yra skaitikla, kur ramu ir kur kokybiškai gali pasimokyti. Tai va, rekomenduoju šitą baraką. Taigi mes matome čia 5 Medicinos akademijos bendrabutį. Jis yra 12 aukštų ir viršutiniai 3 aukštai priklauso lietuviams. Jie ten gyvena ir jie gyvena ten gerai. Realiai turi blokus, kaip ir 4 bendrabutis, tik dar privalumas tas, kad turi dušus kiekviename bloke. Ir teisingai, kaip rasti šitą bendrabutį, tai yra Sukilėlių 53 adresas. Ir nepamirškite šitą adresą ir gyvenkit čia.